ponas Visvaldai, mes jau eteryje esam, na ir pirmieji rinkimų rezultatai jau pasirodė, akivaizdu, kad persvara jūsų didžiulė, na dar duomenys neoficialūs, dar kaip ir pasiminėjo, dar galbūt neskubam labai, na bet pirmosios tendencijos 2/3 balsų renka, sakykit, tikėjotės tokios didžiulės persvaros? Paskutiniu metu tiek gatvėje, tiek visur, kur bebūdavau, jausdavau labai stiprų miestiečių palaikymą manęs ir visos mūsų visuomeninės organizacijos. Kaip manot, kas tai lėmė, galbūt tie 4 metai taryboje, tas darbas, kaip manot, kas buvo jūsų pagrindinis veiksnys? Visuomeninė organizacija Vieningas Kaunas, tai jinai neatstovauja kažkokią tai vieną gyventojų grupę, ar tai partija, ar dar kažką. Tai nors mes niekada nesam pasisakę prieš partijas, iš tiesų šiuo metu Plungėje, kur yra mūsų pagrindinės gamybinės įmonės, vyksta taip pat rinkimai mero ir ten veikianti Vieninga Plungė, mūsų iniciatyva įkurta, jinai palaiko būtent konservatorių keliamą kandidatę į merus. O tai rodo, kad mes žiūrime žmonės. O gerbiamas Andrius, negali būti mero postas kaip ir paveldimas. Iš kadencijos į kadenciją, tai tragedija būtų miestui. Na, išplatinot viešą laišką, kad sakė, 2 savaitės buvo ypač sunku, sakykit, ir nustebino, tarkim, mero, dar dabartinio mero Kupčinsko, tokia rinkiminė kampanija tokia? Iš tiesų, kada buvau iškeltas organizacijos į mero, kaip kandidatas į mero postą, tai žinojau, kad politikoje yra daug purvo, bet kad tokia laki fantazija pas juos bus, tikrai nesitikėjau ir teko pergyventi. Ir išplatinot viešą laišką, sakykit. Taip, mes norėjom padaryti tai, todėl kol dar tik atidaromos balsadėžės, kad tai būtų mūsų ir mano asmeninė nuomonė apie tai, ką teko patirti šiame etape. O tie debatai buvo tokie, kokie jūs tikėjotės jų? Ne, mes tikėjomės, kaip ir pareiškime parašėme, tikėjomės debatus apie miestą, miesto ateitį, darbų eiliškumą ir panašiai. Žinau, kad labai mėgstate. Aš nesu politikas, man gal sunkiau klausyti, kai yra pilstomas iš tuščio į kiaurą. Man gyvenime labiau visada patikdavo dirbti. Na, bet dabar kaip merui turbūt reikės dalyvauti įvairiuose renginiuose ir panašiai. Bet nemanau, kad aš tenais turėsiu tuščias, absoliučiai tuščias kalbas sakyti. O apie dalykinės kalbos arba gražios kalbos man patinka. Žinau, kad labai mėgstate šitą klausimą. Pirmą darbą sakėt, sumažinsite komunalinius mokesčius. Kas toliau seka, kokius matot sopulius? O jūs juk esat kaunietis, dairykitės aplinkui ir mane... Vienybės aikštėje per kovo 11-osios mitingą galima įsisukti kojas. Daug kur galima įsisukti kojas. Ir čia išėjus į Laisvės alėją galima įsisukti kojas. Nuvažiavus į Fredą galima užklimti, nuvažiavus į Rokus taip pat. Kauniečiai jau turėtų persėsti į džipus, kad važiuotų iki namų. O iš tiesų apie komunalinius tai nejuokauju, nes 13 metais gruodžio mėnesį Švaroj buvo pakeltas įkainis šiukšlių išvežimo 28% ir direktorius pristatė, kad tai būtent turi būti sukaupti pinigai rinkimą. Kaip baigėsi ta kompanija, šiek tiek atsipalaidavot? Paslūgo ta įtampa tokia? Iš tiesų, vakar buvo 2 metai, kaip mirus mano žmona, taip kad tokio atsipalaidavimo ir džiaugsmo mano veide jūs tikrai nematys. Na ir Broškė šiandien nėra, turbūt net nestebėjusi. Broškė šiandien visą dieną praleido su manim, už tai aš ją palikau namuose pailsėti. Jinai kultūringas šuniukas, jinai iš daigų nepadaro. Ačiū, tai turbūt jau galima sveikintis. Ne, kada uždarys paskutinį skaičiavimą, tada iš tiesų kitoks žmogus versle visada, kada padarai visus darbus, užverdi knygą, tada... Na tai dar susėsim pasišnekėti, kai bus duomenys oficialūs. Gerai. Ačiū Jums labai. Iki.